Išgirdę žodį turgus, kažkada įsivaizduodavai begalinės eilės stalų, prie kurių žmonės parduoda ką užauginę, ką surinkę miškuose, ką savo rankomis pagaminę ar sumeistravę, o naudingų daiktų galėdavai rasti, pasiderėti su nagingų meistrų. Dabar kiek kitaip. Tikrieji turgaus šeimininkai lyg ir šešėlyje. Jų kuklius gaminius bando užtemdyti kooperatyvų, individualininkų, siuviniai ir mezginiai, o jo visai užtemdo pramonės gaminių blizgesys, pradedant radio aparatūrą, šviestuvais ir baigiant cigaretėmis. Pasidairę Šiaulių turguje supratome, kad miesto tarybos prezidiumas nebe pagrindo priėmė sprendimą dėl prekiavimo tvarkos miesto turgavietėse. Tokia padėtis pripažinta nenormali. Keistai atrodo, kai elementarė spekulacija, kai kas mėgina perkrikštyti komercijos, tarpininkavimo, rinkos santykių vardais. Taigi, minėtas sprendimas numato, kad iki naujų metų būtina įsteigti atskirą automobilių ir pramonės prekių turgavietę negyvenamame miesto rajone. Turgavietėje leisti prekiauti tik maisto produktais. Neblogas sprendimas, bet ar jo pakaks? Tyrimai rodo, jog turguose daugiausia prekiaujama iš kitų respublikų ar šalių atvežtais daiktais. Leiskite nepatikėti.